Taigi visus kviečiu atsisėsti ant blokelio. Sukryžiuokite kojas prieš save, nuleisdami kelius žemyn. Leiskite savo stuburą įsitiesti, išsikelti viršų, nuleiskite rankas ant kelių ar kažkur tai ant kojų. Užmerkite akis, atpalaiduokite pečius ir tiesiog leiskite mėgautis ta buveinė, ta būsena būtent ant blokelio, sėdint. Ir leiskite tiesiog natūraliai kvėpuoti. Galbūt norite atkreipti dėmesį į savo kvėpavimą, koks jis yra. Gal norite atkreipti dėmesį, koks yra ilgis įkvėpimo ir iškvėpimo. Ar jie abu vienodi, ar jie truputėlį skiriasi. Galbūt įkvėpimas gali būti šiek tiek ilgesnis nei iškvėpimas. Tai čia gal norime atkreipti dėmesį, kad galbūt turime sinchronizuoti tuos būtent judesius kvėpavimo į vidų ir į lauką. Kiekvieną kartą įkvėpiant mes norime, kad mūsų būtent šonkauliai jie prasiplėstų 360 laipsnių į visas šalis aplink. Įsivaizduokite, kad viduje turite balioną, kurį turite pripūsti ir jis pučiasi vienodai į visus šonus aplinkui. Ir kaip iškvėpiame, taip pat mes išleidžiame oro iš savo plaučių, lygiai taip pat įsivaizduojame, kad tai būtų balionas ir išleidžiame vienodai ir jis tiesiog susigūžta kaip vienodai į vidų. Subliūšta, kaip sakant. Vėl kvėpkite giliai per nosį. Iškvėpkite per nosį. Įkvėpkite dar kartelį. Ir iškvėpkite. Sudėkite rankos į maldos poziciją priešais krūtinę. Laikykite akis užmerktas. Ir mes atidarysime šią praktiką su tuo vieninteliu garsu Om, kuris mus sujungia visus kartu, tą energiją, tos visatos energiją. Kaip pirmasis garsas, kuris atsirado. Įkvėpkite giliai per nosį. Iškvėpkite per burną. Dar kartelį įkvėpkite ir pasiruoškite. Nuleiskite rankas, patraukite blokelį į šoną ir visus kviečiu atsisėsti. Kojas ištieskite, sulenkite priešais save. Ir dabar mes paleisime antrą kūrinėlį su skaičiumi 3, 2, 1, play. Jeigu turite šalikėlį, o galbūt dryželį, tai pasidėkite šalia. Ir dabar ištieskite rankas priešais save, leiskime žemyn, neskubėdami, tai būtų nugara, apatinė dalis nugaros, vidurinė dalis bei viršutinė dalis. Kairė koja lieka sulenkta, galbūt pritraukite šiek tiek pėdą prie sėdmenų. Dešinė koja kyla į viršų. Ir čia mes jau apjuosėme dirželį pėdą. Ir dirželio galus suėmame dešinę ranką. Ir leidžiame tiesiog justi tą tempimą būtent nugarinėje kojos dalyje. Jaučiame tos raumenis, kurie šiek tiek dar yra primigę, nepabudę. Ir tai yra nesvarbu, kokia yra kojos dalis, tiesiog ta būtent kūno dalis, jinai visada yra labai jautri ir jai tikrai užtrunka nemažai laiko, kada ją pažadinti, pabudinti.
apšildyti būtent tos raumenis. Kiekvieną kartą iškvėpus galbūt norite pritraukti koją kuo arčiau krūtinės, tai vis lenkdami pėdą į save ir arčiau galvos. Tokiais kaip mažais pulsavimais. Galbūt norite ištiesti kairę koją ir palenkti pėdą į save. Taip suaktyvinsite dar labiau šiuos raumenis. Tiek vienoje kojoje, tiek kitoje. Čia galbūt norite pakelti krūtinę ir pritraukti savo galvą arčiau kelio. Alkūnę sulenkite į šonus, taip atsiras daugiau ertmės, prisitraukti arčiau kojos. Iš lėto nuleiskite pečius žemyn, galvą taip pat. Sulenkite dešinę koją ir patraukite dirželį. Pritraukite kelią arčiau krūtinės. Pakelkite galvą ir tokį duokite savo prisispaudimą vienas prie kito, kai kelias prie nosies, nosis prie kelio. Nuleidžiate nugarą žemyn bei galvą. Nuleidžiate dešinę pėdą ant žemės, koją sulenkta. Pakeliame kairę koją į viršų. Pėdą sulenkta į save ir vėlgi čia apjuosime dirželį aplink pėdą. Ir dirželio galus suimame. Taip traukiame koją arčiau krūtinės. Jaučiame tempimą šiuo metu kairėje nugarinės kojos dalyje. Ir fiksuojame kulną taip, kad jis keliautų tiesiog į viršų. Tiesiog tokia energija šauna nuo sėdmenų į kulno link ir į viršų. Čia galbūt norite ištiesti jau dešinę koją. Pėdą sulenkite į save. Ir jauskite dar galbūt stipresnį tempimą, būtent abiejose kojos nugarinėse dalyse, ypatingai kairėje. Sekančiu įkvėpimu pakeliame krūtinę aukščiau. Prie kelio. Alkūnę sulenkėme į šonus. Užsibūname dar vienam kvėpavimui. Nuleidžiame pečius, galvą žemyn, patraukiame dirželį į šoną, sulenkėme kairį kelią ir pritraukiame prie krūtinės. Tuomet pakeliame galvą ir pritraukiame nosį prie kelio, kelio prie nosies ir tiesiog užsibūname čia, susigūžiame tokį kaip kamuoliuką. Vėlgi nuleidžiame nugarą žemyn, galvą taip pat pastatome. Kairę pėdą žemyn, sulenkėme dešinę koją taip, kad pėdos atsirastų viena šalia kitos, tiesiog būtų tarpas, klubų pločio tarpas tarp pėdų. Ir čia mes jau kelsime sėdmenis į viršų kitų įkvėpimų. Iškvėpus ištiesime dešinę koją ir patrauksime kojos pirštus. Tai būtent šlaunis dešinės kojos yra vienoje linijoje su kairiuoju blauzdžiu. Kairiąja koja, būtent blauzdos dalimi. Sau neina per aukštai, tiesiog būna kaip strėlė, tarsi 45 laipsnių kampu. Sėdmenys kyla į viršų. Pirštai tempti, plaštakos nuleistas žemyn. Nuleidžiame dešinę koją, pėdą žemyn ir sėdmenys keliauja žemyn. Pajudiname kelius į vieną pusę ir į kitą. Ir pakartosime viską kairėje pusėje. Įkvėpus sėdmenys kyla aukštyn. Iškvėpus įsitiesia kairė koja šalia
dešinės iš šlaunies, kojos pirštai tempti, sėdmenys kyla į viršų. Pajungiame tiesiog visus sėdmenių raumenis ir stengiamės, kad dešinysis kelias neatsidarytų iš šono, o kaip tik jungtųsi daugiau į vidų. Įkvėpkite, iškvėpus pastatome koją žemyn, kairę ir nuleidžiame sėdmenis bei nugarą žemyn. Sekančiu įkvėpimu pritraukime kelius prie krūtinės, galva prie kelių ir šiek tiek tokiais judesiais pirmyn ir atgal pasisupame. Čia pastatome kojas priešais save ir rankomis bandome pasiekti kažką priešais save, įsivaizduojama kažkokį tai objektą. Tais mažais pulsavimais papulsuojame, sukryžiuojame kojas ir pakylame į viršų. Sukamės atgal, keliame rankas viršų, sukamės į priekį, kojos vėl sukryžiuotas, leidžiame žemyn, kylame į viršų, sukamės atgal, leidžiame žemyn, įkvėpti, kylame aukštyn, sukamės į kairę pusę, nuleidžiame rankas iškvėpti, įkvėpti, rankos kyla aukštyn, sukamės atgal ir nuleidžiame rankas, apsisukame, atsistojame priešais kilimėlio priekį. Ok, pradėsime praktiką, padarėme šiek tiek apšilimo. Dabar rankomis keliaujame viršų, įkvėpkite, iškvėpus leidžiame žemyn. Rankas statome arba ant blokelių, arba ant blauzdų. Galbūt pasieksite galite žemę, tai nuleiskite ją žemyn. Įkvėpti, pusiau keliatės, nugarą įsitempę, žiūrite į tolį, sugrįžti. Iškvėpus į lentos pozą, rankomis priešinatės kilimėliui, sėdmenys žemiau negu pečiai, įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti, leidžiate kelius, krūtinės ląstas, smakrą žemyn, alkūnės lenkiasi atgal, įkvėpti, kobra, iškvėpti, vaiko poza. Vaiko poza tai yra jūsų draugas, tai yra ta asana, kurioje jūs visada galite sugrįžti ir tiesiog atrasti vėl tą balansą, ypatingai tą susijungimą būtent kvėpavimo bei minčių. Jeigu būtent praktikos metu jūsų kvėpavimas pagreitėjo, atsirado kažkoks tai iššaukiantis stresas, kuris neleidžia jums susikaupti ir galbūt sunku yra išsibūti, išsilaikyti tam tikrose asanose, tam tikrose pozose, tai tuomet grįžkite į šito vaiko pozą, kur galite būtent nuraminti savo nervinę sistemą ir iš naujo pajungti kvėpavimą. Ir jau kai jaučiatės, kad jau galite keliauti kartu, tiesiog prisijunkite bet kurioje vietoje. Sekančiai kvėpimu pasiruošti, iškvėpus sėdmenis keliauja aukštyn ir atgal. Įkvėpus, dešinė koja kyla aukštyn, iškvėpti, sulenkite per kelią ir atidarote klubą. Įkvėpti, koja kyla aukštyn, iškvėpti, statome į priekį tarp rankų. Įkvėpus, priekinė koja išsitiesia, pakyla krūtinė, žiūrime į tolį. Iškvėpus, kojos lieka vienodai, tiesiog krūtinė leidžiasi žemyn. Sekančiai įkvėpimu, rankos kyla aukštyn. Iškvėpti, leidžiamės žemyn, į žemą įtupstį. Įkvėpti, iškvėpti, sėdmenis keliauja atgal. Rankos keliauja už nugaros, krūtinė leidžiasi žemyn, priekinė pėda sulenkta į save. Įkvėpti, keliaujame į karys numeris 3.
Tai rankos gali būti maldos pozicija priešais krūtinę. Arba gali būti atgal. Įkvėpti, iškvėpus leidžiame žemyn į stovintį špagatą. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus statomės į lentos pozą. Įkvėpti, iškvėpus keliai, pečiais makra žemyn. Įkvėpus kobra, iškvėpus šuo žemyn. Viską pakartojame kairėje pusėje. Įkvėpti, kairė pėda keliauja viršų. Iškvėpti, sulenkėme per kelią ir atidarome klubą. Įkvėpus, išsitiesia koja vėl viršų. Iškvėpus, aukštas įtūpstis. Įkvėpus, išsitiesia priekinę koją ir pasikelia krūtinę, žiūrime tolyn. Iškvėpus, leidžiasi krūtinė žemyn, kojos lieka taip kaip yra. Įkvėpus, rankos keliauja viršų. Čia daug iššūkio balansas reikalauja. Iškvėpti, žemasis įtūpstis. Įkvėpti, rankos aukštyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpti, sėdmenis atgal, rankos keliauja už nugaros, priekinė pėda sulenkta į save, krūtinė žemyn. Įkvėpti, karys numeris 3. Iškvėpti, leidžiasi krūtinė žemyn, koja kyla aukščiau, dešinė. Stovintis špagatas. Įkvėpti, statome koją atgal į lentos poziciją. Iškvėpti, galbūt čaturanga. Įkvėpti, šuo veidu aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, iškvėpti, lentos poza. Dabar bus šoninė lenta, tai kulnis sukasi į dešinę pusę, ranka kairė kyla aukštyn. Jeigu sunku išbūti šioje pozoje, galite sulenkti alkūnę ir išbūti tokioje pozoje. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį užsibūkite, nes matau, dar žmonių nori prisijungti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Prisijungę. Keliaukite, kur galite. Grįžtate į žemą lentos poziciją. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sukamės į kitą pusę. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Jeigu darite su manim, tai ranka gali būti pilnai ištiesta. Sėdmenį, klubai kyla į viršų. Įkvėpti. Iškvėpti. Mes darome vinyasą. Leidžiamės į čaturangą. Kylame pusiau aukštyn. Šuo veidu aukštyn. Ir šuo veidu žemyn. Mažais žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį. Suėmame alkūnes rankomis ir tiesiog pasisukame vieną pusę ir kitą. Kvėpuojame giliai per nosį, džiai kvėpavimas. Nuleidžiame rankas. Ir kylame aukštyn, mažais, tokiais judesėliais, galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Rankos keliauja viršų, įkvėpti. Iškvėpti, keliaujame žemyn. Įkvėpti, pusiau keliamės, nugarą išsitiesi ir įsitempę, žiūrime į tolį. Iškvėpti, statome kojas į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, galbūt čaturangą iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Dešinė koja keliauja viršų, įkvėpti. Statome kelią į
Kairė alkūnė. Iškvėpti. Pulsavimai. Įkvėpti aukštyn. Alkūnė. Dešinė šį kartą. Įkvėpti aukštyn. Koja prie nosies. Iškvėpti. Įkvėpti aukštyn. Koja prie nosies. Kelėnas. Įkvėpti koją aukštyn. Statome tarp rankų į aukštą įtūpstį. Įkvėpti koją, įsitiesia priekinę, krūtinė pakyla, žiūrime į tolį. Iškvėpti, leidžiame žemyn, kojas lieka vienodai. Pulsavimai. Įkvėpti, krūtinė pasikėlė, žiūrime į tolį. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Dar kartelį įkvėpti. Galinės pėdos kūnas pakyla į viršų. Iškvėpti. Abi kojos pajungtos. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu rankos keliauja į viršų. Iškvėpti, leidžiame žemyn į žemą įtūpstį. Įkvėpti, rankos kyla aukščiau. Iškvėpus sėdmenis atgal, rankos už nugaros, krūtinė leidžiasi žemyn, pėdas sulenkta į save. Įkvėpti, rankos aukštyn, žemas įtūpstis. Iškvėpti atgal. Dar kartelį įkvėpti ir iškvėpti. Ir vėl įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu keliaujame karys numeris 3. Rankos už nugaros arba į maldos poziciją priešais krūtinę. Randate balansą. Galinė pėda sulenkta į save. Čia krūtinė šiek tiek pasikėlė, vėl žvilgsnis į apačią. Užsibūname dar vienam kvėpavimui. Įkvėpkite giliai. Iškvėpus leidžiame ranką žemyn, koja kyla aukščiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus statomės į aukštą, į lentos poziciją. Ok, įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus leidžiame šatų ranką. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Na, turite jausti jų tokį apšilimą nemažą. Dabar pakartosime viską kairėje pusėje. Įkvėpti, kairė koja keliauja į viršų. Iškvėpti, kelias keliauja į dešinę alkūnę. Įkvėpti, koja į viršų. Kairė alkūnė. Pulsavimai. Dar kartelį įkvėpti. Nosis. Iškvėpti. Įkvėpti. Vėl nosis. Iškvėpti. Įkvėpti. Statome pėdą į aukštą įtūpstį. Rankos nuleistas. Įkvėpti, priekinę koją išsitiesia, krūtinė pasikėlė, žiūrime į tolį. Galinė pėda pakelta, tai ant pirštų galiukų. Iškvėpti, leidžiame žemyn. Pulsavimai. Įkvėpti, krūtinė pasikėlė, žiūrime tolyn. Iškvėpti, leidžiamas. Įkvėpti. Naudokite blokelius po rankomis. Iškvėpti. Jeigu negalite pasiekti grindų, įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Kylame rankomis į viršų, įkvėpti. Tai labai daug iššūkio reikalaujantį pozą. Iškvėpus leidžiamės į žemą įtūpstį. Įkvėpti, rankomis keliavame vėl dar aukščiau viršų, žiūrime aukštyn. Iškvėpus sėdmenis atgal, rankos už savęs. Krūtinė leidžiasi. Įkvėpti. Žemas įtūpstis, rankos aukštyn. Iškvėpti. Atgal. Dar 2 kartus. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, keliaujame į karys numeris 3.
Vėl rankos arba į maldos poziciją priešais save, arba gali būti ištiestos pilnai priešais save, arba už nugaros. Užsibūname čia dar keletą kvėpavimų. Koja sulenkta, turime į pėdą sulenkta į save, dešinė. Žiūrime žemyn, įkvėpti, iškvėpus leidžiamės rankomis bei krūtinė žemyn, koja dešinė kyla aukščiau. Įkvėpti, iškvėpus į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpti į lentos poziciją. Dešinė ranka keliauja truputėlį kilimėlio vidurį. Vėlgi šoninė lentos pozicija. Galbūt jau galite ištiesti ranką. Jeigu ne, grįžkite, kad būtų ranka sulenkta per alkūnę. Ir šį kartą jau norite pakelti kairę koją aukštyn. Įkvėpti giliai, klubai keliauja į viršų ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Keliaujame į lentos poziciją ir iškvėpti. Kairė ranka į kilimėlio vidurį, kulnis pasisuka į kairę pusę. Ranka dešinė keliauja aukštyn, arba galite sulenkti kairę ranką per alkūnę. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Sėdmės keliauja aukštyn jūsų. Įkvėpti. Klubai. Iškvėpti. Būtų lentos pozicija. Kelius nuleidžiame. Vaiko pozą. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Įkvėpkite. Ir iškvėpkite. Sekančių įkvėpimų pasiruošti. Iškvėpus šuo žemyn. Mažai žingsnelis keliaujame kilimėlio priekį. Įkvėpus. Iškvėpus. Suimame alkūnes. Ir pulsuojame žemyn. Pulsuojame žemyn. Kojos pilnai ištiestos. Ir dar kartelį papulsuojame. Nuleidžiame rankas žemyn. Ir tiesiog kylame aukštyn. Galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Rankomis kylame į viršų. Ir keliame pėdas taip, kad jos atsirastų ant pirštų galiuko. Čia pajungiame būtent dubens raumenis taip, kad nugara neįsiriestų, o pasijungtų dubuo. Tai būtų pajungtas būtent jūsų sėdmenų raumenų grupė. Ir čia galite žiūrėti į tolį, arba žiūrėti aukštyn. Įkvėpti giliai. Iškvėpus nuleidžiame kulnus žemyn, rankos palei šonus. Įkvėpti rankos aukštyn. Iškvėpti leidžiame žemyn. Įkvėpti pusiau keliame, žiūrime į tolį, nugara išsitiesia, išsitempia. Iškvėpti, statomės į lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti. Čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Įkvėpti, dešinė koja keliauja į viršų. Iškvėpus, statome į aukštą įtupstį. Dabar bus pusmėnulis. Pusmėnulis tai būtų Ardha Chandrasana. Statome blokelį priešais save, jeigu sunku pasiekti grindis. Kyla kairė koja aukštyn, pėdos sulenkta į save. Galite naudoti du blokelius, jeigu sunku pakilti.
Ir čia sukate klubus taip, kad atsidarytų krūtinė ir galėtumėte ranką pakelti aukštyn, jeigu išeina. Ir čia jau mūsų drišti, mūsų žvilgsnis keliauja į dangų, į viršų. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Nuleidžiame kairę ranką žemyn ir pastatome į aukštą įtupstį, bet rankos žemyn. Įkvėpus išsitiesia priekinė koja, krūtinė pakyla aukštyn, žiūrime į tolį, iškvėpus leidžiame žemyn. Įkvėpus rankos keliauja į viršų, iškvėpus leidžiasi į žemą įtupstį. Įkvėpti žvilgsnis aukštyn, iškvėpti sėdmenys keliauja atgal, rankos už nugaros. Galite užsibūti tokioje pozoje, arba jeigu keliaujate su manim, tai galbūt norite šį kartą pabandyti jau į špagato poziciją ir nuleisti rankas ant blokelių. Čia krūtinė turi būti pakelta į viršų. Užsibūname dar kelius kvėpavimus. Kvėpavimus galite tiesiog padėti taip pat blokelį po dešinę šlaunį apačioje. Įkvėpti, grįžtame atgal į žemą įtupstį. Ir čia jau keliaujame į karys numeris 3. Iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpti. Rankos nusileidžia, koja pakyla aukštyn. Pulsavimai. Įkvėpti. Krūtinė keliasi į viršų. Iškvėpti, žemyn. Įkvėpti. Iškvėpti. Kiekvieną kartą iškvėpus, koja kairė kyla aukščiau. Įkvėpti. Iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpti, statomės į aukštą lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti, šuo žemyn. Kartojame viską kairėje pusėje. Tai kairė koja keliauja viršų, įkvėpti, iškvėpus į aukštą įtupstį. Vėl naudojame blokelius į pusmėnulio formą arba Ardha Chandrasana. Tai galinė koja kyla aukštyn, klubai pasisuka taip, kad krūtinė galėtų atsiverti šoną. Pėda sulenkta, pakelta į save. Ranka gali būti dešinė arba pakelta į viršų, arba nuleista ant sėdmenų. Ir čia jūs norite galbūt jau perkelti savo žvilgsnį iš apačios į viršų. Įkvėpti giliai, ups, ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiame koją žemyn, į aukštą įtupstį, tik rankos žemyn. Įkvėpus koja priekinė išsitiesia, krūtinė pasikelia, žiūrime į tolį. Iškvėpus leidžiasi krūtinė žemyn. Įkvėpti, rankos kyla aukštyn. Iškvėpti į žemą įtupstį. Įkvėpti, krūtinė keliasi aukštyn, žiūrime aukštyn. Iškvėpus sėdmenis atgal. Rankos už savęs, priekinė pėda sulenkta į save. Mes galime užsibūti čia. Arba jeigu norite šiek tiek daugiau challenge'o, tai galite keliauti į Hanumanasana pozą. Tai būtų mūsų špagatas. Stebėkite savo nugarinės dalies kojų raumenis, nes jos yra labai jautrios. Pavyzdžiui, mano kairė koja yra šiek tiek pažeista, tai aš negaliu nusileisti žemiau. Turiu sportuoti 70% galingumu, būtent šioje pusėje. Ir
Žinoma, nenutraukti sportavimo, o toliau tęsti, nes tai užtrunka apie keletą mėnesių, kol pilnai užgyna. Tai labai kreipkite dėmesį. Ok, sekančiu įkvėpimu pakylame į žemą įtūpstį ir iš čia keliaujame į karys numeris 3. Pėda sulenkta į save. Rankos gali būti už nugaros arba į maldos poziciją priešais save. Įkvėpti. Iškvėpus leidžiame krūtinę žemyn, dešinė koja keliauja į viršų. Pulsavimai. Įkvėpti, krūtinė keliasi, žiūrime į tolį. Iškvėpti, leidžiame žemyn, dešinė koja aukščiau. Įkvėpti. Iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį. Įkvėpti. Ir iškvėpti, lentos pozą. Įkvėpti, pasiruošti, čaturanga, iškvėpti. Įkvėpti, šuo aukštyn, iškvėpti, šuo žemyn. Vėlgi, keliaujame į lentos poziciją, dešinė ranka keliauja į kilimėlio vidurį. Tai būtų vėl mūsų šoninė lentos poza. Tai galite pasirinkti variantus, kokius tik norite čia, arba tiesiog sulenkite kairį kelią ir pastatote pėdą ant vidinės dešinės blauzdos. Štai būnate čia, įkvėpti ir iškvėpti. Klubai kyla aukštyn. Įkvėpti, iškvėpus leidžiamės žemyn į lentos poziciją. Įkvėpti, pasiruošti. Kairė ranka keliauja kilimėlio vidurį. Kulnas į kairę pusę. Ir viską pakartojame šioje pusėje. Vėlgi, sulenkite dešinę koją. Pėdą pastatote ant vidinės blauzdos dalies kairės kojos. Dar įkvėpti giliai. Ir klubus keliame aukštyn, iškvėpti. Įkvėpti, pasiruošti. Iškvėpus čaturanga. Įkvėpti, šuo aukštyn. Iškvėpti, šuo žemyn. Nuleidžiate kelius žemyn į vaiko pozą. Ir randate būtent tą sujungimą kvėpavimo su minčių, su jūsų kūnu. Leidžiate nusiraminti nervinį sistemai. Giliai kvėpuojate. Taip leidžiate jūsų kraujotakį keliauti per visas jūsų kūno dalis, švalus, kurios padeda išvalyti būtent toksinus, nusistovėjimus, atidaro ertmės ir leidžia jūsų kūnui justis laisvam ir lengvam. Sekančiu įkvėpimu pasiruošti, iškvėpus, keliaujame šuo žemyn. Mažai žingsneliais keliaujame į kilimėlio priekį. Iškvėpti. Įkvėpti, pusiau keliamės. Iškvėpus sugrebiame pirštus kojų, rankų pirštais. Pasikeliame pusiau, kvėpti. Iškvėpus alkūnės lenkiasi į šonus, krūtinė leidžiasi žemyn. Ir žiūrime pro šlaunis ar blauzdas į viršų. Jaučiame tempimą būtent nugarinėje kojų dalyje. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Tiesiog keliaujate ant kojų pirštų svoris visas. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu nuleidžiate rankas ant žemės. Iškvėpus po lėta, grįžtate aukštyn, galva paskutinė kūno dalis, kuri pakils. Ok, šiek tiek rankomis prasikuliuojame aukštyn ir atgal. Dar kartelį. Sukame į kitą pusę.
Nepamirštame kvėpuoti. Jeigu turite dirželį, naudokite dirželį. Galite tai atlikti su dirželiu arba be jo, mes tai atlikome jau keletą kartų praėjusiose pamokose. Tai mes būtent kelsime dešinę koją ir sugriebsime ją su rankų pirštais kojos pirštą arba naudosime dirželį. Tai naudojant dirželį mes apjuosime aplink pėdą ir ištiesime priešais save. Vėlgi, svarbiausia atkreipti dėmesį į stovinčią koją, kuri turi būti pilnai ištiesta. Iškelta koja gali būti šiek tiek sulenkta, jeigu sunku ją pilnai ištiesti. Kai galite, žinoma, ištieskite ją. Ir kairė ranka keliauja ant klubo. Jeigu darote be dirželio, tai koja pilnai ištiesta, sugriebėte rankų pirštais kojos didįjį pirštą. Klubai turi būti vienoje linijoje. Tai nejudėti nei priekį, nei atgal. Paimkite būtent dubens kaulus. Ir čia dabar šiek tiek jis daugiau challenge'o, daugiau iššūkio. Lenkitės link kelio, jeigu galite. Užsibūnate vienam kvėpavimui. Pakylate aukštyn, rankos aukštyn, koja ištiesta. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiate koją žemyn, rankas palei šonus. Rankos kyla viršų, įkvėpti. Iškvėpti palei šonus. Dar kartelį įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti palei šonus. Pakartojame viską kairėje pusėje. Naudojate dirželį, apjuosite pėdą. Įkvėpti, iškvėpus, ištiesite pėdą priešais save. Dešinė ranka ant dešinio klubo. Įkvėpti, paimkite dubens raumenis. Ir iškvėpti didįjį pirštą dešinės kojas, spaudžiate žemyn, taip rasite stipresnį balansą. Įkvėpti. Na, dabar leidžiate žemyn, iškvėpti. Įkvėpti. Iškvėpus paleidžiate dirželį. Rankos aukštyn ir koja priešais save ištiesta. Įkvėpti, iškvėpti, nuleidžiate koją žemyn. Patraukite dirželį. Įkvėpti, rankos aukštyn. Iškvėpti, rankos atgal. Aukštyn ir atgal. Aukštyn. Leidžiate žemyn, iškvėpti. Įkvėpti pusiau keliate, žiūrite į tolį. Iškvėpti lentos pozą. Įkvėpti pasiruošti. Četuranka. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Mažai žingsneliais keliaujate į kilimėlio priekį. Nuleidžiate sėdmenis priešais ant kilimėlio. Ištiesiate kojas priešais save. Ir čia vėlgi naudosite dirželį. Tai apjuoskite pėdas iš karto. Įkvėpti. Krūtinę pasikėlė aukštyn. Iškvėpus leidžiate žemyn. Tai alkūnės lenkiasi šonus. Taip turėsite daugiau ertmės. Savo krūtinį nusileisti žemyn. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpus šiek tiek pakylame. Iškvėpus atpalaiduojate dirželį nuo pėdų ir pakylate aukštyn. Sekančiu įkvėpimu padėsime rankas iš klubų kraštų. Pėdų kojos sulenktas į save. Smakrą šiek tiek nuleisti žemyn, tai jūsų Čelandara banda. Paimkite savo Mula bandą, Udijana bandą. Rankomis spaudžiatės į kilimėlį, jūsų Asta bandą. Kojas sulenktas į save. Pėdos. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti pusiau. Kalabati kvėpavimas.
Pulsuojame su pilvu. Įkvėpti pilnai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Sulenkėme dešinę koją. Ir pastatome pėdą į vidinę kairės šlaunies kojos dalį. Rankos kyla į viršų. Iškvėpus leidžiame žemyn. Naudojate dirželį, jeigu nepasiekėte pėdos. Įkvėpti. Ir iškvėpus dar leidžiate žemiau. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti, išsilaisviname. Iškvėpus grįžtame į neutralią poziciją. Pastatote dešinę pėdą ant žemės. Ir ištieskite koją, ištieskite abi kojas. Sulenkite kairę koją atgal. Naudokite blokelį, jeigu jūsų svoris, kaip sakant, net nesvoris, o jūsų balansas tiesiog krypsta į dešinę pusę, kad išlaikyti stabilią būseną. Statykite blokelį iš šono. Sulenkite dešinę koją ir pakelkite į viršų. Ir sugriebkite būtent kojos arba blauzdą, arba galbūt pėdą, bet traukite jį prie savęs. Čia nesuklūpstame, o kaip tik krūtinę keliame į viršų. Įkvėpti giliai. Sekančiu iškvėpimu paleidžiame rankas, bet koją išlaikome ir rankos pakyla į viršų. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus nuleidžiame dešinę koją žemyn. Kairę pėdą statome į išorinę dešinės kojos pusę. Įkvėpėme rankos aukštyn. Sukamės į kairę pusę, alkūnė keliauja dešinė už kairio kelio ir žiūrime atgal. Vėlgi krūtinė kyla čia, nesuklūpstame, o keliame krūtinę aukštyn ir žiūrime atgal. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu sukamės kitą pusę. Ir dabar grįžtame į navasana pozą. Tai mūsų laivelio poza. Ir čia užsibūname. Iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti. Įkvėpti. Leidžiamės į žemąją navasaną, kada yra pečiai pakelti nuo žemės ir pėdos taip pat. Įkvėpti giliai. Ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Ir iškvėpti. Koją sukryžiuojame į čaturangą. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti mažai žingsneliais keliaujame kilimėlio priekį. Nuleidžiame sėdmenis. Taip, kad kojos būtų sulenktos priešais save. Ištiesiame rankas priešais. Ir leidžiame žemyn. Taip, kad atsirastų apatinė nugaros dalis, vidurinė bei viršutinė. Ištiesiame kairę koją, dešinė koja sulenkta. Pakeičiame. Vėl pakeičiame. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Suėmame šlaunis iš nugarinės dalies ir pasisukame
pirmyn ir atgal. Kol atsisėdame. Ištiesiame abi kojas. Ir dabar sulenkiame kairę pėdą, pastatome vidinėje dešinės kojos, kelias nuleistas žemyn, įkvėpti, rankos keliauja į viršų, iškvėpus naudojate dirželį, jeigu negalite pasiekti pėdos, iškvėpti, kiekvieną kartą vis įkvėpus mes norime justi, kad mūsų krūtinė įsitempia, tiesiog nugara įsitempia ir iškvėpus vis leidžiame dar žemiau ir žemiau. Randame tos ertmės, tos erdvės mūsų kūne. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, išsilaisviname, iškvėpti, grįžtame į neutralią poziciją. Iškvėpus, sulenksime dešinę koją atgal. Ir vėlgi naudosime blokelį, jeigu jūsų balansas krypsta į kairę pusę, sulenkėte kairę koją ir pakeliate aukštyn, sugrebėte būtent blauzdą, krūtinė pakyla viršų, įkvėpti, kojos pirštai tempi, žiūrime aukštyn, iškvėpti. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Dar kartelį įkvėpti. Iškvėpus paleidžiame rankas ir keliamės į viršų, koja išlieka iškelta. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, iškvėpus nuleidžiame koją ir dešinėsis kelias kyla aukštyn, pėdą statome iš išorinės kairės kojos dalies. Rankos kyla į viršų, įkvėpti. Sukamės į dešinę pusę, tai kairė alkūnė išorinėje dešinio kelio dalyje. Ir žiūrime atgal, vėlgi krūtinė kyla aukštyn, nesuklupstame čia, o pakylame aukštyn ir žiūrime atgal. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu pasiruošėme. Iškvėpus pasisukame į priešingą pusę. Navasana, vėl kyla keliai viršų, įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti, nuleidžiame pėdas žemyn, rankos priešai save, pilnai išsitiesusios ir leidžiamės dabar nugara, apatinė dalis, vidutinė dalis, vidurinė ir viršutinė. Pasiimame blokelį, darysime keletą būtent tiltelių, tai pėdos keliauja kuo arčiau sėdmenų. Sekančiu įkvėpimu keliame sėdmenis aukštyn, atkreipiame dėmesį į kelius, jie neturi darytis į išorinę pusę, o kaip tik turime paimti taip, kad jie tiesiog eitų į vidinę pusę. Aišku, juos neforsuokite taip, kad jie jungtųsi kartu, o tiesiog paimkite sėdmenų bei šlaunų raumenis bei dubens ir išlaikykite tiesiog kelius lygiagrečiai vienas priešais kitą. Naudokite blokelį ir statykite jį po sėdmenimis, ne žemiau jūsų nugaros, ne apatinėje nugaros dalyje, o kur sėdmenis. Nuleiskite ranką žemyn ir išbūkite čia keletą kvėpavimų. Įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti ir iškvėpti. Sekančiu įkvėpimu galbūt norite ištiesti dešinę koją taip, kad jos būtų vienoje linijoje. Šlaunis būtent vienoje linijoje. Ne aukščiau, o vienoje linijoje, taip kaip darėme pamokos pradžioje. Įkvėpti, iškvėpus pastatome dešinę pėdą atgal, ant žemės ir pakartojame viską kairėje pusėje. Įkvėpti, pasiruošti, iškvėpus, ištiesime kairę
Pirštų kojos įtempti. Įkvėpti, kreipiame dėmesį į dešinį kelią, jis neturi darytis į išorinę pusę. Pajunkite visus raumenis sėdmenų, šlaunų, blauzdų, dubens. Įkvėpti, iškvėpus nuleidžiame pėdą atgal ant žemės, pakyla sėdmenis aukščiau, patraukime blokelį, leidžiasi viršutinė nugaros dalis, vidurinė bei apatinė. Kelius pasupame į vieną pusę ir į kitą. Galite pakartoti tą patį pratimą, o galbūt jau atlikti pilną tiltelį, statant rankas palei pečius. Iš pradžių galbūt galva pakyla ant žemės ir paskui jau galite save kelti aukštyn. Vėl atkreipkite dėmesį į savo kelius. Galbūt norite iškelti vieną koją, kitą koją. Ir atsargiai nusileidžiate žemyn, galva, viršutinė nugaros dalis, vidurinė ir apatinė. Ir vėlgi kelius pasupate į vieną pusę bei į kitą. Sekančiu įkvėpimu pritraukite kelius palei krūtinę, nosis pakyla kelių link, vėl pasisupate pirmyn ir atgal ir į čaturangą. Iškvėpti, čaturangą, įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Atliksime valandėlio pozą. Keliame dešinę koją aukštyn, įkvėpti, iškvėpus statome blauzdą priešais save, taip, kad ji tiesiog atsirastų vienoje linijoje su kilimėlio priekiu. Tai tiesiog lygiagrečiai. Vėl naudokite blogelius kaip pagalbininką, kuris būtent leis jums čia pakelti krūtinę aukščiau. Įkvėpti ir iškvėpti. Jeigu sunku išlaikyti koją lygiagrečiai su kilimėlio priekio linija, tiesiog pėdą pastatykite, būtent tą kelią pastatykite 45 laipsnių kampu, būtent tokioje pozicijoje. 45 laipsnių kampu, ne 90. Tol, kol rasite ertmės po truputėlį jūsų klubams atsidaryti. Galite, nuleiskite alkūnę žemyn ir galbūt sukurkite būtent rankų plaštakomis pagalvėlę, kad galėtų galva nusileisti žemyn. Įkvėpti giliai ir iškvėpti. Įkvėpti. Ir iškvėpti, rankomis pakylame aukštyn, kairė koja keliauja į kilimėlio priekį, sėdmenys dešinės nusileidžia taip, kad jų kojos atsirastų priešais save. Navasana įkvėpti ir iškvėpti. Įkvėpti. Sekančiu iškvėpimu skryžiuojame kojas į čaturangą. Iškvėpti. Įkvėpti šuo aukštyn, iškvėpti šuo žemyn. Įkvėpti, kairė koja keliauja viršų, iškvėpti, statome blauzdą 90 laipsnių kampu, kas yra jūsų kelias 90 laipsnių kampu, su jūsų kilimėlio priekiu yra tiesiog lygiagrečiai, arba statykite 45 laipsnių kampu, kol po truputėlį jūsų klubai pradės atsiverti ir leis jums jau lengviau jaustis toje pozoje. Įkvėpti, rankomis spaudžiamės į blokelius arba į kilimėlį, krūtinė pakyla aukštyn. Iškvėpti, blokelius patraukite žemyn ir galbūt nuleiskite alkūnes. Ir sudarykite rankų
plaštakomis pagalvėlę, nuleiskite galvą ant jos, ant jų. Įkvėpkite giliai ir iškvėpkite. Įkvėpkite ir iškvėpkite. Sekančiai įkvėpimu, pakyla rankos aukštyn ir vėl nuleidžiame sėdmenis žemyn. Dešinė koja keliauja į kilimėlio priekį. Navasana. Įkvėpti ir iškvėpti. Sukryžiuojame kojas, paskutinę mūsų vinyasą. Ir čaturanga. Įkvėpti šuo aukštyn. Iškvėpti šuo žemyn. Mažai žingsneliais keliaukite į kilimėlio priekį. Ir leiskitės į šavasaną. Arba jeigu norite kartu su manim atlikti galvos stovėjimo pozą, jeigu jau tai praktikuojate, tai maloniai kviečiu. Arba kitus tiesiog atsigulkinkite ant nugaros. Prieš šavasanos gal pozą tiesiog pasiūlyčiau pakelti kojas į viršų ir išlaikyti šitokioje pozoje arba į būtent žvakės pozą, į pečių stovėjimo pozą. Tai pasirenkate arba šią pozą, arba galite keliauti širšasaną į galvos stovėjimo pozą. Galbūt norite užmerkti akis ir užsibūname čia iki 10 kvėpavimų. Leidžiate kojas atsargiai žemyn. Į vaiko pozą. Rankos už nugaros, nuleidžiate galvą žemyn. Jeigu atliekate pečių stovėjimo pozą, tai ta žvakė vadinama. Tada nuleiskite pėdas už galvos žemyn. Būtent į šią pozą. Įkvėpkite giliai. Ir iškvėpkite. Čia po truputėlį nuleidžiate sėdmenį žemyn. Sulenkite kelius ir palengva ištiesite kojas priešais save. Būtent į šavasanos pozą. Jeigu esate vaiko pozoje, iš čia keliaujate iš šuo veidu žemyn. Mažai žingsneliais keliaujate į priekį. Nuleidžiate sėdmenį žemyn. Keliai sulenkti priešais save, rankos pilnai ištiesos priešais save ir leidžiate žemyn atsargiai neskubant. Ir šavasaną mes pasileisime pirmą kūrinį, tai jeigu galite, grįžkite į muzikėlę ir paleiskite būtent pirmą kūrinėlį, kuris vadinasi Re. 1, 2, 3, play. Ir čia leiskite savo kvėpavimui būti dabar natūraliam, nekreipkite dėmesio, koks jis turi būti. Leiskite tiesiog savo kūnui paskęsti kilimėlyje. Atpalaiduokite pėdas taip, kad jos nusvirtų į šonus. Plaštakas sukite į viršų.
Ir leiskite sau laisvai ir lengvai kvėpuoti bei paskęsti šioje pozoje. Palaiduokite veido raumenis, palaiduokite viršutinio kūno dalis, vidurinio kūno dalis, apatinio kūno dalis. Leiskite savo kvėpavimui prisijaukinti tą šviesą, kuri įeina per jūsų nosies šnerves į vidų ir taip išvalo visus toksinus, nusisėdėjimus ir išeina, iškeliauja iš jūsų kūno, būtent iškvėpus. Jauskite, kaip jūsų kraujo ląstelės keliauja per visų kūno dalis, visas kūno dalis, įeinant, įtraukiant raumenis, sausgyslės, raiščius, sąnarius, kaulus, raumenis. Ir kaip jaučiate, kad kiekvieną kartą tas šviežus kraujas vis atneša jums įvairiausių vitaminų ir išvalo nuo visų nusisėdėjimų, visų sustabarėjimų, toksinų. Palengva pradėkite judinti rankų pirštus, kojų pirštus. Galbūt norite pasukinėti galvą į vieną pusę bei į kitą. Pakelkite rankas virš galvos, sujungkite pirštais ir tiesiog leiskite įsitempti savo kūnui visam pilnai. Įkvėpkite giliai per nosį ir iškvėpkite per burną garsu. Dar kartelį įsitempkite, įsitieskite, įkvėpkite ir iškvėpkite garsu. Sulenkite kojas ir pritraukite kelius prie krūtinės. Pakelkite galvą kelių link. Ir galbūt norite pasisiūbuoti pirmyn bei atgal. Ir grįžti į sėdimą poziciją. Tai gali būti pilnas lotusas, galbūt pusinis lotusas. Rankos į maldos poziciją priešais krūtinę. Palikite akis užmerktas. Įkvėpkite giliai. Iškvėpkite per burną. Uždarykime praktiką su garsu OM. Įkvėpkite. OM. Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, peace. Taikos, taikos, taikos. Ačiū visiems, kad kartu su manim leidžiate kiekvieną sekmadienį ir sportuojate, bei pažindinatės jogos kelionę. Labai lauksiu jūsų ir vėl ateinantį savaitgalį. Ir norėčiau, kad maldos poziciją jūs padėtumėte tarp antakių. Tai yra mūsų trečioji akis, tai yra mūsų intuicija, tai mūsų stiprybė, tai kažkas tai tokio, kas mus tikrai saugo ir praneša, kad kažkas galbūt netinkamo gali atsirasti. Ir norėčiau jūs pakviesti lenktis žemyn, padėkoti mūsų planetai, mūsų žemei. Padėkokite savo už tai, kad randate laiką sportuoti. Ir prisiminkite, kad keep practicing and all is coming. Būtent sportuokite ir viskas ateis su laiku. Ačiū labai.
Labai gera vėl jūs visus čia matyti.